Praeitame video aš su jumis pasidalinau patarimų, kaip yra lengviau tiesiog pradėti daryti visokiausius darbus. Ir dabar dar noriu pasidalinti ir antrų patarimų, arba pirmų, jeigu nematėte to video, kuris yra, kad jeigu jūs išgirstate kažkokį gerą patarimą, nežinau, socialinėse medijose, iš draugo, iš žmonių, ar šiaip kažkokia mintis jums kyla, kuri galbūt yra gera, nes šiam pasauliu, kai yra socialinės medijos, kai yra tiek daug žmonių, su kuriais taip lengva per telefonus komunikuoti ir panašiai, tiek daug informacijos mes gauname. Ir man, pavyzdžiui, tikrai labai dažnai būna, kad kyla kažkokia mintis ir aš toks, wow, šitoks geras dalykas, reikės pradėti taip daryti, arba ten galėsiu tą išsibandyti. Bet paskui praeina diena ir aš jau per tą dieną seniausiai pamiršęs, kad man ta mintis buvo atėjus. Tai kas man labai padeda, jeigu aš kažką sugalvoju ar kažką išgirstu gero, tą dalyką pasižymėti ir tai padaryti arba raštu, arba žodžiu. Tai tiesiog į voice memos įsirašau, kad man kilo tokia mintis padaryti tą ir tą ir tą ir tą ir aš planuoju tai daryti nuo tada ir tada. Taip pat susigalvoti, kada tu tiksliai, pavyzdžiui, tai padarysi, ar, pavyzdžiui, per kiek laiko tu turi tai padaryti, nes tu irgi duoda tokį mini deadline ir tu žinai, kad dabar jau turiu daryti, o ne kažkada gyvenime. Ir taip pat vienas dar iš būdų tai yra video, tiesiog įrašinėti video, nes tada tu ir voice memo padarai, bet tu dar ir skiri laiko, pasiemi telefoną, įsijungi kamerą, įsirašai video ir tas video irgi išlieka, tai tiesiog toks geras priminimas. Tad, pavyzdžiui, tas praeitas patarimas iš praeito video apie darbus buvo, kad aš pats neseniai sužinojau, kaip ir sakiau, ir tiesiog pagalvojau, kad wow, šitas geras dalykas, bet esmė ta, kad aš kažkada jau seniau apie tai buvau girdėjęs irgi, bet tiesiog nepritaikiau, nes pamiršau apie tai. Ir dabar galvoju, blemba, reikia apie tai nepamiršti. Tai tiesiog nusprendžiau taip savo stipriau įkalti galvą ir padaryti apie tai video. Ir bedarant tą video tiesiog pagalvojau, kad turiu dar vieną gerą patarimą, jog galima tiesiog įsirašinėti svarbesnius dalykus ir taip geriau juos prisiminsit. Gavus 2 video ir tikiuosi šitie 2 video, arba bent jau vienas iš jų gali tau kaip nors padėti ir būti naudingu. Iki.